Pagrindinis mano veiklos tikslas ir esmė – atkurti žmogaus ryšį su gamta per įvairias patirtis lauke ir viduje, per bendrakūrybos sesijas, per strateginės sesijas, per patyriminės veiklas. Kodėl gamta tokia svarbi kiekvienam mūsų? Iš tikrųjų labai įdomu, kad prieš kelis šimtus ar tūkstančius metų, nežinau, kada čia įvyko tas didysis lūžis, kai žmogus jis kažkaip sugebėjo atsiskirti nuo tos gamtos, nes yra tokia pati gyvybės rūšis, lygiavertė, kaip ir pušis, vabzdžiai, žinduoliai, mes patys esam žinduoliai. Tai ką gali duoti gamta? Sveikatą, gerą savijautą, ramybę, pilnavertiškumą, pilnatvės jausmą ir labai svarbu žmogaus atitraukimo nuo gamtos pasekmė yra nepasitikėjimas savo kūnu. Kokios patirtys ateina užsiėmimų metu? Per kasdienį vartotojiškumą dažnai užsislopina mūsų sensoriniai gebėjimai. Pavyzdžiui, mes klausom garsiai muzikos užsidėję ausinukus, mūsų prigimtinė klausa slopsta. Mes daug aplinkui jaučiam kvapų, slopsta uoslė. Pavyzdžiui, žmogus turi prigimtinį gebėjimą užuosti ateinantį lietų net tada, kai danguje nėra debesų, lietaus debesų. Bet deja, dėl vartotojiškumo tas mūsų prigimtinis gebėjimas slopsta. Ką pagrindai išsinešė žmonės, pastebėję arba gal pirmą kartą pajutę, kokius stiprius sensorinius jutimus turi ir kai kurie netgi atranda tą jau konkretų ir stiprų ryšį su gamta.